vaikai! Čiagi žvaigždelė, tikrai. Avėja, ar tau viskas gerai? Ar tu sveika? Atrodo taip, o tu? Taip, sveikas. O tu, Setai, ar neužsigavai? Ar tavo laidai nenutrūko? Ar tau viskas gerai? Man viskas gerai. Setai, kodėl mes šitą nusileidome? Viskas gerai. Tačiau, kai skridau virš šios planetos, mano variklis pradėjo dirbti greičiau. Ir aš pamečiau kursą. Įdomu, ar mes patekome? Kokie aukšti medžiai, kaip žalia aplink. Palies, tokia švelni žolė, švelni kaip pūkelis. Tokio grožio dar niekur nemačiau. Tokios nėra mūsų planetoje. Žiūrėk, kas čia? Bėgam pažiūrėti. Tralalala, kokia žolytė skani. Kažkoks keistas padaras, ilgos ausis, trumpa uodega. Ar jis pavojingas? Tuoj pažiūrėsim, patyrinėsim. Oi, kas čia? Nereikia manęs tyrinėti. Aš triušis. Kaip manai, Eli, ar galėčiau jį paglostyti? Manau, kad taip. Neturi nei aštrių nagų, nei spyglių, nei aštrių dantų. Žinoma, aš juk triušis. Minkštutis, švelnutis, trumpa uodegytė. Leidžiu, glostykite mane. Koks minkštas apyliukas. Koks švelnus. Sveikas, Setai. Oi, mane tu labai kuteni labai. Oi. Tokio grožio dar niekur nemačiau. Ei, vaikai! Kažkur girdėtas balsas. Tikrai girdėtas. Kur tu? Aš čia! Štai kur tu. Labas, žvaigždelė. Kaip smagu tave matyti. Avėja, Eli, ką jūs čia veikiate? Mes nusprendėme paskraidyti po Paukščių tako galaktiką. Kai skridome Paukščių tako galaktiką, laivas Setas netyčia prarado kursą. Ir mes bumtelėjome į šią keistą planetą. Kaip jinai vadinasi, žvaigždelė? Tai Žemė. Kiek žinau, tai pati gražiausia planeta visoje Paukščių tako galaktikoje. Žiūrėkite, kas čia?
Koks keistas padarėlis. Tuo pažiūrėsim, patyrinėsim. Čia yra sraigė. Ji turi 2 antenas. Tai ne antenos, tai sraigės viršutiniai čiuopikliai. Jų galuose yra sraigės akys. O kur jos kojos? Sraigė turi tik vieną koją ir šliaužia, suraukdama tą vieną savo koją, kuri yra gleivėta ir lipni. Tai padeda sraigiai prilipti prie pagrindo ir geriau judėti. Ar čia jos namelis? Tai ne namelis, tai sraigės skeleto dalis. Čia yra sraigės kriauklė. Kriauklė auga kartu su sraige visą jos gyvenimą. Eime į mišką, aš jums dar kai ką parodysiu. Tokio grožio dar niekur nemačiau. Žvaigždelė, kokie keisti augalai. Tai geltonžiedis skudutis arba kitaip geltonžiedė notrelė. Žmonės šiuos augalus vadina nepiktomis dilgėlėmis. O kodėl jos nepiktos? Todėl, kad nedilgina. Galite drąsiai paglostyti. Atsargiai, šalia auga didžioji dilgėlė. Ji tikrai dilgina. Maži, smailūs ir aštrūs lapų plaukeliai įsmigę į žmogaus odą lūžta ir išskiria skruzdžių rūgšties, kuris skaudžiai degina. Pabandysiu. Au! Iš tiesų dilgina. Dilgėlė tai vaistinis ir maistui naudojamas augalas. Tokio grožio dar niekur nemačiau. Koks čia garsas? Eli. Koks? Negirdžiu. Tuoj pažiūrėsim, patyrinėsim. Tai strazdas giesmininkas. Jis tupi ant seno ąžuolo šakos ir savo giesmelę dovanoja jums, vaikai. Paukščiai ir medžiai geri draugai. Paukštukai nulesa nuo medžių kirmėliukus, o medžiai atsidėkodami suteikia paukščiams prieglobstį. Medžiai ne tik puošia žemę. Medžiai švarina orą, miške lengva ir gera kvėpuoti. Didžiausi pasaulyje medžiai yra sekvojos. Jie užauga iki 100 metrų aukščio. Tai maždaug 30 aukštų namas. O kamieno skersmuo gali siekti net 6 metrus. Medži, labai šilta. Šiandien yra žinomas aukščiausias sekvojos medis, kuriam yra daugiau nei 2500 metų. Nejudėkite, noriu jūs nufotografuoti. Tokio grožio dar niekur nemačiau. Žvaigždelė, kas visą tai sukūrė? Žemės planetos šeimininkas. O kas jis? Apie jį ir apie jo karalystę kalba knygų knyga.
Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Žemė buvo tuščia dykuma, tamsa gaubė bedugnę ir dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Tuomet Dievas tarė: tebūna šviesa. Ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera, ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą diena, o tamsą naktimi. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, pirmoji diena. Dievas tarė: tebūna skliautas tarp vandenų ir teatskiria vandenis nuo vandenų. Dievas sukūrė skliautą ir atskyrė vandenis, buvusius po skliautu, nuo vandenų, buvusių viršum skliauto. Taip ir įvyko. Dievas pavadino skliautą dangumi. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, antroji diena. Dievas tarė: tebūna sutelkti vandenys po dangumi į vieną vietą ir tepasirodo sausuma. Taip ir įvyko. Dievas pavadino sausumą žeme, o vandenų telkinį jūromis. Ir Dievas matė, kad visa tai gera. Jis tarė: teželdina žemė augmeniją, augalus, duodančius sėklą, ir vaismedžius, auginančius žemėje vaisius su sėklomis. Taip ir įvyko. Sužaliavo laukai, pražydo įvairiausių rūšių gėlės, kurios skleidė nuostabų aromatą. Augo, žydėjo ir nokino vaisius nesuskaičiuojama daugybė medžių. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, trečioji diena. Dievas tarė: tebūna šviesuliai dangaus skliaute, dienai nuo nakties atskirti. Teženklina jie metų laikus, dienas ir metus. Tebūna jie šviesuliai dangaus skliaute žemėje apšviesti. Taip ir įvyko. Dievas padarė 2 didžiausius šviesulius, didesnį šviesulį dienai valdyti ir mažesnį šviesulį nakčiai valdyti, ir žvaigždes. Dievas sudėjo juos į dangaus skliautą šviesti žemei, valdyti dieną bei naktį ir atskirti šviesą nuo tamsos. Ir Dievas matė, kad tai gera. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, ketvirtoji diena. Dievas tarė: teknibžda vandenys gyvūnų daugybę, teskraido paukščiai viršum žemės po dangaus skliautu. Taip ir įvyko. Dievas sukūrė didžiuosius jūros gyvūnus bei kitus judančius visų rūšių gyvūnus, knibždančius vandenyse, ir visus visų rūšių sparnuočius. Ir Dievas matė, kad tai gera. Dievas palaimino juos tardamas: būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite jūrų vandenis, o paukščiai tesidaugina žemėje. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, penktoji diena. Dievas tarė: tepagimdo žemė visų rūšių gyvūnų, galvijus, roplius ir visų rūšių laukinius gyvulius. Taip ir įvyko. Dievas padarė visų rūšių laukinius žemės gyvulius, visų rūšių galvijus ir visų rūšių žemės roplius. Ir Dievas matė, kad tai gera. Tuomet jis tarė: padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Tevaldo jis ir jūros žuvis, ir padangių sparnuočius,
ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemėje šliaužiojančius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal savo paveikslą sukūrė jį, kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. Dievas palaimino juos, tardamas: būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją. Viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams. Dievas apžvelgė visą, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, 6 diena. Taip buvo sukurtas dangus ir žemė bei visa jų galybė. 7 dieną Dievas ilsėjosi po visų darbų, kuriuos buvo atlikęs. Dangaus ir žemės sutvėrėjas palaimino 7 dieną ir padarė ją šventą, nes tą dieną jis ilsėjosi po visų kūrimo darbų. Toks yra pasakojimas apie dangų ir žemę, kaip jie buvo sukurti. Kur buvo Dievas prieš sukuriant pasaulį? O kaip per vieną dieną galėjo užaugti tiek daug medžių? Dievas sukūrė per 6 dienas visą žemės planetą. Eli, ar gali įsivaizduoti, kaip greitai, tik viens ir viskas? Avėja, aš nemanau, kad tai buvo viens ir viskas. Tai turėjo būti ilgas procesas. Įdomu, ar dabar galime sutikti pasaulio kūrėjai? Ir kur? Avėja, Eli, aš paprašysiu savo gero bičiulio Pijaus, kad jis atsakytų į jūsų klausimus. Sveikas, Pijau! Ar galėtum papasakoti apie Dievą ir apie žemės sutvėrimą? Skirtingai negu žmogus, Dievas neturi jokios materijos, jokio kūno. Taigi ir jo buvimui, tiesą sakant, gerai pagalvojus, nereikia jokios vietos. Dievas gali būti visur, gali būti tiesiog kiekvienoj vietoj. Nes Dievas nėra ribojamas. Aš kaip žmogus turiu, va čia prasideda mano kūnas ir čia baigėsi. Tai aš galiu būti tik tai toj vietoj, tik savo kūne. Ir pavyzdžiui, aš negaliu peržengti per sieną kaip Dievas, ar ne? Tuo tarpu Dievas, kadangi jisai neturi jokio kūno, neturi jokios materijos, o dar mes sakom, Dievas yra begalinis, Dievas neturi nei pradžios, nei pabaigos. Tai Dievas tiesiog buvo visur, visoj visatoj. Tuo tarpu Dievui laikas neegzistuoja, nes jisai neturi kūno, jis neturi jokios materijos, yra visiška dvasia. Tai gali būti, kad iš tikrųjų Dievas, būdamas visagalis, tiesiog per savaitę, per vieną dieną galėjo imti ir sukurti pasaulį. Va, taip kaip per filmus medis ir išaugo per porą minučių. Bet gali būti, kad Dievui ta diena užtruko tikrai ne 24 valandas. Jeigu reikėjo, Dievui galbūt ta viena diena užtruko 24 milijonus metų. Ir mokslininkai, kurie šiandien tyrinėja pasaulį, astronominius įvairius dalykus, jie konstatuoja faktą, kad greičiausiai taip ir buvo. Dievas, kai kūrė pasaulį, ta viena diena buvo labai labai ilga, mūsų akimis žiūrint. Iš tikrųjų, mes dabar, kada čia sėdim ir kalbame su jumis, Dievas yra taip pat ir čia, tarp mūsų. Ir gali būti, kad Dievas klausosi mūsų ir sako, na, ką jūs čia apie mane kalbat dabar. Nes Dievas, jisai nėra ribojimas jokiom vietom. Ir taip pat mes Dievo negalim savo fizinėm akim matyti, nes, kaip ir sakau, Dievas yra dvasia. Bet mes Dievą galim jausti. Ir pavyzdžiui, žmonės, kurie dažnai meldžiasi, daug žmonių gali patvirtinti, kad maldoje jie susitinka Dievą, arba kitaip tariant, jie pajaučia Dievą.
Jie negali pamatyti savo fizinėm akim, negali paimti Dievo pačiupinėti arba jam paspausti rankos, bet jie savo dvasia, tą dvasinį Dievą iš tikrųjų pajaučia. Na, o koks Dievas yra iš tikrųjų ir kaip jis iš tikrųjų atrodo, va tada, kai mes peržengsim tą mirties slenkstį ir tada pamatysim, va, koks Dievas yra iš tikrųjų. O dabar mes tik tai galim, remdamiesi šitą knyga, šventuoju raštu, kur užrašytas Dievo žodis, mes dabar tik tai galim daryti prielaidas, galim spėti, kad jeigu Dievas yra, jis daugmaž turėtų būti toks ir toks. Ačiū tau, Pijau, už atsakymus. Lik sveikas. Skrendu pas vaikus. Kaip žalia aplink. O kas čia? Kas tai? Tai kiaušinio lukštas. Paukštukas išsirito iš kiaušinio ir lukštą išmetė iš lizdo. Man atrodo, aš įsimylėjau. Tokio grožio dar niekur nemačiau. O kas čia? Tuščias butelis. Skaudu matyti prišiukšlintą pakrantę. O čia? Bananų žievė. Kaip žmonės gali mesti šiukšles ant žemės? Juk žemės planeta tokia graži. Eli, žvaigždelė. Kodėl žmonės šiukšlina? Avėja, tai reiškia, kad žmonės nemato žemės grožio ir jiems nerūpi žemės planeta. Šioje žemėje mes tik svečiai. Bet mūsų akis mato, kokia graži yra žemė. Kokia graži žemė. Apkabinau aš dangų ir visus debesėlius. Apkabinau aš mišką ir visus paukštelius. Apkabinau aš jūrą ir visus gintariukus. Apkabinau aš pievą ir visus vabaliukus. Apkabinau aš jūrą ir visus gintariukus. Apkabinau aš pievą ir visus vabaliukus. Apkabinau aš medį ir visas jo šakeles. Apkabinau aš upę ir visas žuveles. Apkabinau aš žemę ir visas planetas. Apkabinau visatą ir visas žvaigždeles. Apkabinau aš žemę ir visas planetas. Apkabinau visatą ir visas žvaigždeles. Žvaigždelė. Kol kas Avėja ir Elis pasiliks žemėje. Kitoje laidoje sužinosite, kas nutiko jų kosminiam laivui Setui. O dabar namų užduotis. Labai gražiai nupieškite Žemės planetą. Savo piešinėlius galėsite pamatyti interneto svetainėje www.žvaigzdelė.lt.
Taigi labai gražiai nupieškite Žemės planetą, parašykite savo vardą, pavardę, kiek jums metų ir siųskite adresu. Televizijos laidai Žvaigždelė, pašto dėžutė 3535, pašto kodas 01013 Vilnius. Labai lauksiu jūsų piešinių. Iki kito susitikimo, mieli vaikai. Sudie.